Ar girdėjote apie naujausią sukčiavimo būdą? Sukčiai pasinaudodami telefono numerio keitimo technologijomis sugeneruoja visiškai atsitiktinį telefono numerį, ir galų gale pasinaudoja jau esamų abonentų telefonais. Situacija jau tikrai kelia nerimą, kadangi šitaip pasinaudojo svetimo nieko neįtariančio žmogaus telefono numeriu, jau buvo išviliota nemaža pinigų suma. Įsivaizduokite, paprastas nieko nenukentis žmogus sužino, kad iš šio telefono numerio galimai skambinant įvykdytas nusikaltimas. Tas kitas dalykas, kad galimai, kad žmonės paskui pikti ir atskambina ir sako, kodėl čia tas įvyko, nors žmogus nieko nenutokė. Lietuviškais numeriais prisidengiantys sukčiai skambina net iš užsienio ir taip tampa sudėtingiau atsekti jų buvimo vietą. Ryšių reguliavimo tarnybos teigimu, jau apie 50% skambučio iš užsienio vien šį spalį buvo užblokuota ryšių operatorių, kadangi visi jie, kaip teigiama, buvo apsimestiniai.